Tikrai tarpusavio pasitikėjimas yra svarbi ir įdomi, gili tema ir kiekvienas dizaineris labai vertina ir džiaugiasi, kada klientai rodo pasitikėjimą ir duoda kūrybinę laisvę ir laisvę sprendimams. Tai šių namų klientė iš tiesų neturėjo labai aiškios interjero vizijos ir reikėjo taip, tikrai pakankamai ilgai padiskutuoti, pasikalbėti, kol pradėjo aiškėti vis tik tai ta paslėpta vizija, pradedant nuo spalvinės gamos ir baigiant, tokiais dalykais, jog paaiškėjo, kad čia ypatingai svarbu susiprojektuoti kuo daugiau daiktų laikymo vietų. Tai pavyzdžiui, paaiškėjo faktas, jog klientė turi be galo daug įvairių kūno priežiūros priemonių, buteliukų, kremų ir jiems visiems reikia patogios vietos, kur susidėti vonioje. Tai tam suprojektavom nišą, kurioje įkurdinome spintelę, puikiai atliepiančią šį poreikį, pritaikėm kitus talpius baldus. Dar kitas pavyzdys, ką Tomai kartu iš tikrųjų įgyvendinome, tai įdarbinome kiekvieną funkcinį kampą, taip galėčiau įvardinti. Tai pavyzdžiui, koridorėje buvo niša, kurią užpildėt kuo puikiausiai mano suprojektuotais baldais ir ten puikiai galim pasidėti raktus, batus, rankinukus ir kitus smulkius dalykėlius. Arba svetainėje esanti techninė atraminė kolona tiesiog buvo kaip kolona, bet prie jos priglaudus gražias minimalistinės lentynėlės turim tokį fainą ir funkcinį ir estetinį sprendimą.